Antra Velykų diena. Nepasiėmiau lazdos, dabar iš rankos filmuoju. Apėjau, apžiūrėjau laukus. Nu, kaip laukus, grybus patikrinau ir patikrinau smidriukus. Džiugina mane šis vaizdas, labai džiaugiuosi, eisiu to jums parodysiu irgi. Reikia grybukam padaryti dar papildomą laistymą. Ta procedūra, kurį vadinama žadinimu, pasitvirtino. Toj vietoj, kur buvo mirkti rąsteliai, visi jie pradėjo auginti grybus. Tie, kurie nebuvo mirkti, dar neaugina. Nu, tai reiškia, mirksim visus iš eilės. Dabar šiandien dienai dar reikia ką pasidaryti. Reikia. Oi, nugarytė susuko, kaip turi būti, dėl to su limenė vaikštų, kad per nugarą nepūstų. Nupirkome filtrą grubaus valymo. Aišku, tai geležies neišvalys, bet bent jau išvalys tokias ten labai jautrus purkštukai, tai bent jau išvalys tas detalės, kur, kad neužkimžinėtų purkštukų. Nupirkom dar vieną laistymo antgalį, ant galiukų, filtrą, eisim, sumontuosim, nu ir pasirodysim viską, kas ten, kaip ten. Toj. Pasiruošę daryti sistemą laistymo, bet reikia parodyti ir grybukus. Tai šiandien nustebino kelios dienos. Va, štai jie. Štai va, po 2 bando grybai augti. Čia. 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 Kuku. Grybukai, žodžiu. Va ten va slepias, va. Ateini šitos pusės, va čia. Čia dar mažyliai laukia. Tuoj duosim vandenuko. Tuoj juos palaistysim. Iš pradžių didžiuosius suskinsim jau, kurios reikia suskinti. O tada palaistysim didžiuosius. Įskinsim didžiuosius. Padarysim laistymo sistemą, laistysim kitus, kiek išeina. Ir dar reikia užmerkti tos, kurie dar nebuvo mirkti. Smidrų supjovėm. Smidrų šiandien yra, bet tik tai nepykite kol kas paragauti mums. Tuoj parodysim. Taip. Va. Labai skanus rabarbaras yra, jau ragavau. Tikrai nerūgštus, toks saldžiarūgštis net sakyčiau. Nu ir čia apie kokį puskelį dabar yra dar smidriukų. Kitiem dar biški anksti, tai kad reikia dar 2 dienas palaukti, jeigu neatšals. Jeigu neatšals orai, tai tada pasidalinsime ir jūs, tai labai nepavydėkite. Mes kaip tie degustatoriai prezidento maisto padegustuosim, ar nenuodingi. Ir tada pasakysim. Taip. Matau, kad kažko nedaveržiau. Visur bėga vandenėlis. Reikia toj pastatysiu šitą. Taip. Ar aš jį blogai uždėjau, ar aš jo nedasukau. Greičiausiai, kad nedasukau. Kažkaip gal kitaip įdėjau. Teks eiti išjungti turbūt. Nieko nebus, reikia eiti išjungti. Tada vėl per naują jungsim, užsuksim per naują jungsim. Tuoj grįšiu. Aš grįžau, pažiūrim, ką aš blogai padariau. Atsukime. O čia viskas kaip ir taip, kaip turi būti. Nu, šitas čia turi būti. Gal aš tikrai ką nors. Neužsukau, neužspaudžiau. Kaip nors kreivai. Pakulas. Nu, dabar tinešim su rakčiuku daveršim. Žiūrėsim. Nu vėl einu, toj grįšiu. Pastebėkit, ar bėgs ar ne. Na štai. Laistymas veikia. Čia dabar dar labai neaukštai pučia. Nu čia reikėtų padaryti visur va tokius purkštukus per visą ilgį, bet dabar nėra nei laiko, nei laiko. Dabar iš kitam laikui pinigų reikia.
Bet va šitas irgi normaliai užpurškia, dabar aišku labai spaudimą nusimuša, kadangi pildom bačką. Kuku. Va, Jėzus, dar jinai tik va, čia va, jeigu iš kojos matos, va čia va, dar tik tai va. Nu, tai tegul čia kiek laistosi kartu tuo pačiu ir prisipils bačką, pasilaistys grybai. Reikia dar tada va, galiuką vieną prisukti, tuoj palaukit, uždėsim ir prisuksim ant galį. Taip. Taip, va čia. Va. Turiu ant galį dar atlikusi. Turi, neturi. Kai turi laiko paieškoti, atsiranda. Taip, ir šitas jau bus paskutinis taškas, tada aš taip manau, kai dar kartelį susidės grybai, šitie išsiims, va šitie va dar susidės, čia dar kažkiek pasislinks. Nu tai kol kas bus kol kas va taip. Va. Čia jeigu reikės galima pririšti, galima su rasteliais priremti, galima prisukti, kaip išeis taip ir bus. Nu tai tiek, einam, pabandysim. Dar vieną noriu papasakoti, žinot, čia tokia yra istorija, kaip sako, visi tie pesimistai, kurie galvojo, kad man nepavyks, tai va žinokit, man nepavyko. Praeitais metais hidroforą nusisukau, nuorinau ir parnešiau į namą. Nors name vis tiek būna minusas, bet jisai nesusprogo. Šiemet galvoju, nu taigi, palieksim, gerai, išgyvens, aha. Lyg ir nuorinau, ir nusukau šlangas, ir lyg tai prasiputė viskas dar prie to pačio. Šiemet pajungiu ir jisai bėga. Nu va, mano tas nenusukimas, neparnešimas namo man šiandien dienai kainavo 49 eurus ir 99 centus. Čia su ta sąlyga, kad turiu dar tą specialią meistro kortelę geltonas parduotuvės. Tai va, daviau dar geltonai parduotuvį uždirbti. Einam, numontuosim tą hidroforą senai. Jo viso neišmesim, gal ten pasižiūrėsim, gal kažką užklijuot, bet dabar nėra kada. Tiesiog jau nupirkau, tai reikia pridėti kitą. Einu va, subinė išrietęs, kadangi vakar labai surite. Jau turbūt sakiau, blemba, bet kai skauda, tai tada visiems norisi pasisakyti, ai, kaip skauda. Nėra čia taip jau, kad labai skauda. Jeigu labai skaudėtų, gulėčiau lovai. Va, visur molynas, vos praeit po šitų lietų. Nu tai, kad einu atsinešiu va, ir jums parodysim tą keitimo procedūrą visą. Va šitą va, turim pakeisti visą, nes va čia va kažkur tai trūko ir bėga. Žodžiu, tuoj atsinešim naują, pakeisim. Na štai. Vas hidroforas stovi. Atsukus bėga. Aišku, bėga dabar tai jisai, va. Tokia, žinai, be spaudimo reikia atsivesti elektrą. Čia, žodžiu, tokiam raizgalinė. Čia į bačką va per tą šlangą papuola tiesiai iš gręžinio. Tada iš čia papuola į hidroforą, kad jam būtų, nereikėtų jam pasitraukti, jisai praktiškai pribėga pats, žinai. Bet šitas reikalas tai labiausiai reikalingas dėl braškių, kadangi kai reikia jas lieti, ten stovi sistema lašalinė, tai tiesiog mes jas pasijungiam, žinai, ir po hidroforu jisai tada išlašina ten tą, ką reikia, žinai. Pasileidi vieną kubą per dieną ir užtenka, pasilieja tos 3 vagelės. Tai čia nebėda, reikia einu elektrą pasibandysiu, atsivesiu ir tada bus matyti, ar čia viskas tikrai veikia taip, kaip aš noriu. Nu ir tiek šiandieną. Balandžio 22 diena atvažiavom į česnakų lauką. Matosi, kad liūtis čia biškį taip paplovė biškutį, bet nu neišplovė, svarbiausia, kad neišplovė. Biškį atvažiavom pasitikrinti, kas darosi su žolėm. Šiaip tai negaliu pasakyti, kad kažkas labai blogai, bet ir nieko labai gero. Vietomis yra, tai parodysim, palaukit. Va.
Čia taip vadinama turbūt yra ta vadinama laukinė aviža ir jos yra daug. Bet kai kur jos ir nėra. Ir dabar nesuprantu, reiškia, ar per tą vietą nevažiuota. Šiaip atrodo pats česnakas gražiai. Ir to geltonumo nėra labai, kad būtų. Tai einam biškį per lauką paeisim. Pasižiūrėsim. Nu va, kai kur yra labai gražus česnakai. To geltonumo tik tai kraštinėse lapeliuose kur nekur. Ir aišku, čia yra tos avižėlės kažkur, žinai, laukinės, bet einu toliau per lauką ir stebiu vaizdą. Nu, tai čia kai kur nekur tik tai pavienės tos žolytės. Kadangi pirmi metai mes auginam, tai aš manau, kad čia gal dar ganėtinai švarus tas laukas. Aišku, yra vietomis va. Va vietomis va. Yra bur. O toliau vėl nėra. Ir vėl gražus laukas. Nežinau, gal dar nekabinsim tuo kietėliu. Patarkit, ką padaryti. Ar geriau jau užbėgti už akių ir iš karto čia kažką tai dar daryti, kol jos neįsibėgėjo. Nes šiaip tokių kaip piktžolių, kad daug būtų, tai nėra visai. Netgi visai nėra. Piktžolių tik tai viena kita lenda ta vadinama laukinė aviža. Va, elniai praėję. Reiškia, elnių yra. Einam pasižiūrim. Iki pačio jau, jeigu jau einam. O, yra čia kokia va, tai va. Kokia čia va, tai piktžolytė yra. Dar va. Ja. Nu, tokia. Bet čia gal tik viena kita eina iš viso. Turbūt, kad dar kol kas nerušinsim to lauko, paliksim taip, kaip yra. Ir viskas čia kol kas bus gerai. Jeigu jau įsibėgės, tai dar duosim kažką, tai jiem čia turim ir avietuvą tokį su dantim, kuris po 3 dantis eina. Bet taip, tai manau, kad viskas čia yra gerai. Tai netiek čia ir daug tos vegetacijos, kas jiem čia nupalauk. O dabar turim jau balandžio pabaiga, gegužės pabaiga, birželio mėnesį skabom. Nu, gal ir neįsibėgės čia jos, nu, jeigu įsibėgės, tai tada užsivesim traktoriokų. Ir su traktorioku tada pereisim dar kartelį. Aišku, yra vietomis yra, bet aš manau, kad čia ne tragedija. Jo, kai kur tai labai net yra. Bet tokių vietų tik tai atsiranda viena kita. Net ir nežinau, ar čia verta kažką daryti. Ir čia neverta. Gal neverta. Tiek, važiuosim skint smidrų. Reikia ištraukti rastelius. Suskint smidriukus. Jau pradedam prekybą smidrais. Tai kas bandysim palauk. Šiandien antradienis. Tai trečiadienį pabandysiu iki rytdienos dar sumontuoti video ir įdėti. Tai kad jeigu aš jau įdėsiu trečiadienį video, tai bus 23 diena, tai žinokit, kad ir jau prekiaujam. Burzgia traktorius, bet ne, mano mašina nemaišo. Ne, viskas gerai, einam atgalios. Va, briedį parodysim. Ar elnis čia? Gal elnis. Toks tai darovas pavaikščios, jisai česnakų ieškojo matyt. Ne? Na, pagal delną va, kokį dydžio va, kanapėlę. O česnakėlis čia viskas su juo yra gerai. Vieni didesni, kiti mažesni, bet vėlgi reikia nepamiršti, kad mes šiais metais sėklos nerūšiavom. Buvo, nu kokią nupirkom, tokią visą sugliaudenom ir visą subarsim, čia kaip sakant, suguldėm į dirvą. Tai buvo ir skiltelių didelių gražių, ir mažesnių. Ir pagal tai matosi ir mažesnis yra daigelis, ir didesnis, ir kai kur visai tarpai yra, bet gal čia net ir nedasodinta. Patys pirmieji buvo sodinami va šitie. Einame, pasižiūrėsime. Viena kita piktžolytė yra. Bet čia gal mes dėl to labai stipriai nepergyvenkime, ne? Nu, viskas čia gerai. Taip, sakysim, kad gerai.
Tai tiek, varom į sodybą, į kaimuką. Varom į kaimuką ir tada jau darbuosimės kitus darbus. Čia atlikiau akim didelim, galvoju, jau čia bus žalynas. Bet dar iki tiek, tai dar čia gyvent galim. Tai tiek. Taigi, vėl tas taigi, nu nesvarbu. Žodžiu, smidrų paderėjo. Praėjau 2 eilutės. Tai tiek koks kilogramą 2. Nu, dar nėra taip, kad jų labai gausiai, bet vis tiek jau čia pačiam pavasariniam skanavimui jau gerai. Tai to jau paturiu biškį talkos, pasirodysiu, kaip čia vyksta darbai. Nu ir laukiam visų mūsų namus. Arba skambinkit +370 607 111111. Čia mano asmeninis numeris. Jeigu pirksite iki kilogramo, atvažiuokit, prašau, į namus Alinkos gatvėje, susitarsim. Jeigu pirksite daugiau kaip 2 kilogramus, Elektrėnuose atvešiu į vietą. Laukiam visų perkančių ir skanaujančių. Tai kaip nekaip, tai yra pati pirmoji lietuviška lauke užaugusi daržovė pavasarinė. Gerulis. Tikras pavasario skonis, pernai tą patį sakiau. Žodžiu, iš tikrųjų jau prekiaunam. Šiandien turim apie kokius 5 kilogramus gal. Tai parodysim. Va, atsiprašau, kramtydamas nekalbėti, nemandagu, bet labai skanu. Pusę kilogramo, 7 eurai. +370 607 111111. Iki pasimatymo. Dar nepapasakojau. Vakar, antrą Velykų dieną, lemba biškiai konstravau. Technologiją padariau. Technologiją, va čia va paspaudžiau. Ojai, kaip čia gerai. Kondicionierius. Technologija. Nu, kai geresnio kondicionierius nėra, iš ten kur tokio. Dar einam, va, parodysiu, pademonstruosiu. Tai. Va čia va mes šiandien biškį dar dirbam. Bet reikia parodyti dar jums, kad dar sukonstravau vieną. Po to pamiršiu, po to pradės temt. Ojai, kaip šviečia, va, kaip saulė. Pasidariau dar apšvietimą. Nu, šitas jau, va, šitas buvo iš anksčiau. O tą galinį padariau tik dabar. Tai kad mes tobulėjam. Nu, traktorius, kai bus naujesnis, gal jisai savyje jau turės viską, bet kol nėra, tai va bent jau taip mes vėsinamės. Jeigu atsidarai galinį langą, jeigu atsidarai, tai tada labai blemba per nugarą trenkia taip, kad vos paeiti. Nu, tai žodžiu, pasidarėm ventiliatorių, galėsim tik su šoniniu langu biškį dasipūsti savo gyvesnį orą. Taigi, balandžio 22, 10 val. 10 minučių, ką tik grįžau iš kaimuko. Nu, pasikračiau vėl traktoriuje, vis tik tai nusprendžiau sukedenti tos česnakų tą lauką, žodžiu, su ekologinėm akitėlėm. Kadangi, nu, daug ten tose galuose. Viduriai lauko viskas gražu, bet galuose lauko matyti kažkaip tai gal nelabai kaip buvo išdirbta, negaliu pasakyti. Žodžiu, daug labai yra laukinės avižos, kuri dygsta dabar po lietaus, šilta. Tai kad aš ją dar pabandžiau su tom ekologinėm akitėlėm išpešti. Nu, diena ilgoka, balselis jau toksai biški nusikalęs, bet čia nieko tokio pataisoma, visą tai bus miegu. Dar teks man šiandien vakare truputį pavakaroti, kadangi noriu rytoj, tai yra trečiadienį, jau jums paleisti video, pasigirti apie nuveiktus darbus. Nėra čia tų darbų daug, bet šis tas įvyksta, ten, žodžiu, traktoriaus technologinis patobulinimas įvyko. Nu, rodžiau jau. Taip, jau pradėjom skinti smidriukus, pradėjom skinti jau grybauti, žodžiu.
Viskas eina į priekį, noriu jūsų paprašyti, kad nepamirštumėt mane prenumeruoti, nepamirštumėt paspausti patinka, nepamirštumėt paspausti varpelio, pakomentuokit, ką nors tokio, galbūt ne vien tik tai, ką aš darau gerai, bet ką aš darau blogai. Žodžiu, laukiu atsiliepimo ir iki pasimatymo sekančiais kartais. Laukime jūsų visų. Sudie.